Jau 5 metai palikęs Kupiškį, Benas gyvena Vilniuje. Laikas ir didmiestis nesumažino jo meilės fotografijai, o tik gilino ir stiprino šį jausmą. Su juo ir kalbėjomės apie pomėgį, kaip tiki pats Benas, lydėsiantį jį nuolat ir visada. Atsisinčiau setą muzikinę ir labai patiko albumo viršelis. Nuėjau į puslapį, iš kur jis buvo paimtas, ir tenais buvo artsene.lt. Toks puslapis, žinot gal. Ne. Ir nuo tenais per 3 metus ir kažkiek įsitobulinu dėdamas darbus. Įdedi darbą, tau komentuoja, kas blogai, kas gerai. Aišku, dauguma tenais tiesiog nusišneka, šiaip savo, kad būtų juokinga. Ir tai tiesiog per internetą. Jeigu nebūčiau atradęs to, kad gali parodyti, ką darai, tai nemanau, kad ką nors daryčiau. O kada tai viskas prasidėjo? 11 klasė. Jo, 11 klasė. Rugsėjo 1. Smirda šūdų kartina. Ir kas čia bus? Čia bus tavo laboratorija? Jo, praeitam būte buvo. Bet reikia laiko tam paskirti. Medžiagas jau nusipirkau. Bet mažesnis ženklas, nebus kur traukti. Edmundai to. Čia brelis. Ar sunki buvo pradžia, ar sunku buvo? Ne, nes jokio, ten nieko oficialaus visiškai, dėl nieko, tik dėl savęs, kas gali būti sunku. O malonumas. Kas padėjo mokytis, ar buvai savo mokytis visiškas? Savo mokytis, jo, 100%. Kupiškyje nebuvo kažkokių tai... Buvo, 12 klasėje, tai gal nuo 10 visgi fotintų. Tintais nepamenu datos. Buvo 12 klasėje Alekna, Julius mokytis vienas. Toks buvo labiau toks ne iš techninės pusės, o iš to organizavimo, kaip kažką veikt, kažką daryti. Čia galima būrelį šiokį tokį susikurt, kur daugiau žmonių bendraminčių ateina, bet vis tiek internetas buvo daug naudingesnis iš tikrųjų. Ar internete ar suradai savo pirmą įkvėpėją gal kažkokį? Įkvėpėjus daug, bet visi lietuviai buvo. Nuo pat pradžių buvo visi lietuviai. Dėl ko aš sakau, kad reikia 2 kambarių, jeigu nori kažką normaliai dirbti. Vienas ten, kur gyveni, vieną betvarkę ir kitas, kur tu dirbi. Ir ateini ir gali dirbti, ateini ir gali miegoti. O kai viskas vienoje krūvoje, tai dulkės nuo gyvenimo yra labai blogai darbam, o dideli darbui reikalingi dalykai trukdo praeit, kai nori eit miegoti. Viskas įsitikinu. Labai fainas darbas. Čia ne mano, žodžiu. Nuotrauka mano, bet pats atspaudas tai ne mano, čia cianotipė darytas toks variantas. Ir kaip toliau tavo gyvenimas tęsiasi po mokyklos, baigei mokyklą, kaip sėjai su fotografija? Įstojau apželdinimą. Už 2 dienų išstojau. Įstojau į fotografiją Vilniaus technologijų dizaino kolegiją. Neakivaizdžiai išstojau už mėnesio. Nes vienas iš įkvėpėjų, būtent iš to puslapio, vienas iš įkvėpėjų man parašė asmeninę žinutę, atvaryk į tą ir tą kolegiją. Vyksta peržiūros, pamatysi, gal tau patiks. Ta prasme, aš su to žmogum nebuvau kontaktavęs niekad. Gal kažką netyčia buvom susirašę, bet jis parašė, atvaryk čia ir čia. Atvariau, akis stačios, o Katinas šoksta. Akis stačios, Katinas gališčias. Akis stačios žodžiai, tenais labai gera kolegija pasirodė. Ar Vilniuje atsirado daugiau galimybių fotografuoti? Jo, suteikia. Bet iš tikrųjų labai didelis noras yra grįžti namo į Kupiškį ir tik dirbti. Tas fotografavimas, tik tą, daugiau nieko, bet kai reikia iš šaldytuvo kažko įsidėti, pavalgyti, būtą susimokėti. Aišku, reikia fotoaparatą turėti, bet ant galutinio problema, jeigu turi tik tai fotoaparatą, tai eini iki darbo eksponavimo internete. Tiesiog. Nufotkini ir viskas. O kai pridedi rankas, jau gauni būtent tą į piešinį panašesnį dalyką. Tai dėl to, o tam padaryti, tai didintuvai. Labai geras dalykas, senovinis, lenkiškas didintuvas, veikiantis puikiai. Vieni yra juostiniai, ten tarkim kaip
Tai šitas ir šitas, čia išvis senas Febas, čia naujesnis Canonas, bet jie skiriasi, pagrindinis dalykas yra optika, stiklai, jie duoda skirtingas nuotraukas realiai. Labai, po to skaitmeniniai du yra, jie atgyvenę savo jau, jie jau baigėsi lūžti, nes jie pastovi su manim. Viso, aš atsibundu, į kuprinę įsimetu fotiką, grįžtu namo, kuprinę prasidedu, fotiką prasidedu ir jis visą laiką su manim. Labai retai būna, kad aš būčiau be kuprinės, kai būnu be kuprinės, tai man atrodo, kad aš nuogas. Ką esi nuveikęs? Kiek parodų surengęs, kiek pasaulio apkeliavęs? Daug. Paroda iš tikrųjų tai, manau, viena, nors Kupišky irgi buvo bendrų parodėlių, negalima sakyti, kad tenais irgi nebuvo parodas, bet aš kažkaip galvoju, kad paroda turi būti apgalvota, visa nuo iki Z, ten apie vieną dalyką kažką, išsamiai. O jos buvo ten toks atsitiktinių darbų, atsitiktinė krūvelė. O personalinė susirengęs? Viena. Kauno Fluxus ministerija. Ir kaip pasisekė? Išvogė visus darbus. Ar tai visą laiką būna fotografijos pasaulyje su parodom, ar tik tau nepasisekė? Pastoviai. Ne, iš tikrųjų, ne tai, kad man nepasisekė, Fluxus ministerija ganėtinai atvira vieta. Aš darbus jau iškabinau irgi taip, ne taip, kad supaspartuotus labai gražiai tenais ant sienos rėmus įdėtus. Aš viską derinau prie aplinkos, kad gerai žiūrėtųsi toj erdvėj ir patys darbai. Tai ten buvo labai dideli printai, ten 1,5 metro aukščio ir 2 metrų pločio, vienas kadras iš 3 suskaidytas. Ir tu eini į tokį kamurkę, už kampo pasukį ir tau tas darbas toks įsilenkęs prieš tave milžinišką rezoliuciją. Kiti darbai irgi ten nuo lubų pakabinti, bet jie tiesiog ant paprasto popieriaus offsetinė spauda. Jie kaip pat didelės išliekamosios vertės net negali turėti, nes jie greit suyra, jos saulė labai greitai paveikia. Bet kas jos labai greitai paveikia, nes tai nėra ta fotografinė spauda, kuri yra ilgam. O išvogė dėl to, kad... Geri darbai? Priėmiau kaip komplimentą iš tikrųjų. Vien dėl to, kad pasibaigus parodai po mėnesio man reikėjo nuvažiuoti pasiimt, nenuvažiavau. Ar brangus malonumas fotografija? Labai užnisu. Nes, uždirbęs dabar jau iš to esu tikrai daugiau negu išleidęs, bet pati didžiausia gyvenimo svajonė, kad pirktų mano darbus, o ne mano paslaugas. Nes, o šiaip dabar viskas yra iš paslaugų, iš vestuvių tų pačių fotografavimo, iš vestuvių fotografavimo pagrindinė. Žinot, kas yra? Papasakok. Rankų darbo knygutė. Ten irgi nedidelio tiražo, ten maksimum 100. Aišku, nėra tų apribojimų, kad 101 į nebeziną, bet mažo tiražo knygutės tokios, rankom padarytos, tai gali būti fotografijos, piešiniai, apsakymai, tai tiesiog, kas tik nori. Tai Portugalijoje būdamas padariau tokį ziną, kiek 6 knygutės berods, tai susirado žmogus iš Amerikos, gal gali atsiųsti. Jo, nusinčiau ir jisai man siuntė čekį, kurio negavau, bet tiesiog taip ir liko. Tiesiog, aš jam nusinčiau knygutę, bet čia nesmė visiškai. Tai labai faina, kad kažką sudomina. Šitas man faina. Ar čia medžiaga tavo būsimai parodai? Būtent čia? Dar ne. Noriu pradėti naują projektą. Ir viską nuo iki Z suspausti irgi savom rankom, kad būtų ten, nežinau, 3 tokie darbai pasaulyje, tiesiog. Eiti tą fine art fotografiją, o ne į internetą, kopiją per kopiją ir kas iš to, nei tapatybės, nei darbo negalėtų. Daugiau iš vis, tokio padaryti vienodą negalėčiau, nes šiandien popieriaus eksponuojant buvo išpilta
kūrybinės paslaptys. Buvo išpilta įvairių dalykų, dratų pridėta, nes originalas šitos nuotraukos yra panašesnis šitą. O visą procese pradedi žais kažką daryti, ieškoti kompozicinių sprendimų. Su draugais, ne, kambariokai žadė daryti kažkokį projektą ar... O jau, darom. Papasakok, va čia. Apie mūsų... Vienintelis dalykas, kas riboja mus visus 3 kambariokus, šitas butas. Daugiau visiškai niekas. Ir paleisim projektą internetą, kuriame bus 3 skirtingų žmonių, 3 skirtingų požiūriai į realiai fotografiją, gyvenimą, į butokus, į juoką, į purvą, į džiaugsmą, į kūrybą. Tai manau, kad bus ganėtinai įdomus dalykas. Suprantu, dabar jaunas, tai negalvoja apie tai, bet kai pasieksi brandą, grįši Kupiškį? Jo. Grįši ir... Aš ten noriu grįžti ir dirbti. Va būtent praeitam bute gyvenau su Algirdu Padleckiu, jis žiauriai gerai piešia, bet jam miestas tiesiog neinspiruoja realiai. Ir jis grįžo namo į Mosėdį, į mažą miestuką, labai mažutį tokį. Ir jis ten gali ramiai savo dirbti. Aš jam žiauriai pavydžiu. Ta prasme, aš irgi norėčiau grįžti ramiai į gimtinę, negalvoti apie nieką ir fotkint. Bet Kupiškį automatiškai vietų mažai. Ar galima sakyti, kad tu radai jau savo gyvenimo kelią kažko? Aš žinau, kad vienaip ar kitaip, iki kada užsilenksiu, iki tol fotkinsiu, 100%.